Sveiki, Forex ABC.lt svetainės lankytojai ir visi prijaučiantis Forex prekybai, norintis iš Forex užsidirbti ir išmokti prekiauti arba įgauti daugiau pasitikėjimo mūsų siūlomais signalais. Pirmadienį pradėsime rodyti filmukus, kaip mes patys prekiaujame naudodamėsi savo signalais. Rodysime prekybą gyvai, su gyva sąskaita, su tikrais pinigais, o ne demo pinigais, ką daro dauguma. Ant demo akaunto mes visi galim uždirbti milijoną, ar ne? Prisipažinkime. Gyvam akaunte truputį kitaip. Todėl mes nusprendėm jums parodyti, kaip mes tai darom su tais pinigėliais. Taigi, prekybą mes vesime per Easy Forex internetinę platformą, kurioje dabar yra 1561 euras pinigų, tai yra apie $2200, taip pat tai yra suma, su kuria mes skaitome būtų normaliausia prekiauti traderiui norinčiam iš to užsidirbti ant pragyvenimo. Tačiau, žinoma, atsiras iš mūsų daug žmonių, kurie norės pradėti su mažiau ir tai nėra blogai, jau galima ir iš 500 užsiauginti. Mes irgi kažkada pradėjom, kas su $100, kas su 500, kas su 10 000. Žodžiu, koks skirtumas? Mes pradėsim su 1561 eurų 41 euro centų sausio 15 dieną 2009 metų 14 val. 10 minučių. Taigi, rodysime ne visus signalus video formate, nes, žinoma, nespėsim visų treidų nufilmuoti, nes patys dirbame ir tai mūsų duona Forex prekyba, bet kiek galėsim, tiek filmuosim. Rodysim kai kurias prekybas per žinias, kai kurias per mūsų siūlomus signalus ir taip toliau. Filmukų tikslas yra parodyti, kaip naudotis Easy Forex platformą ir visais tais mygtukais. Kaip pirkti, kaip parduoti, kaip nusistatyti, kokią sumą, kiek išstato, pliusus, minusus Easy Forex platformos pradiskutuosime irgi visuose filmukuose, kaip naudotis One Click Trading Zone, kad būtų patogiau prekiauti žinių metu tiem, kam tai įdomu, žinoma. Ir visa kita, žodžiu, bet visa tai eigoje nuo pirmadienio live trade'ų metu su šita gyva sąskaita. Tikimės, kad jums bus nuo to drąsiau truputį prekiauti, kai matysite, kad mes darom tą patį su tikrais pinigais, kai kurių atžvilgių, kai kurių jūsų sąskaitų didesnėmis sumomis, kitų atžvilgių galbūt mažesnė, bet mes paėmėm tokią vidurinę sumą $2200, kurios manome pakaks jums, kad įrodyti, kad mes dirbam rimtai, o ne demo. Sudėjau ir iki pirmą.